Lankyti dailųjį čiuožimą Gintarė pradėjo nuo 11. Per vėlai, kad taptų profesionalia čiuožėja. Tačiau, pasak mergaitės trenerės Violetos, jo susidegimas čiuožti galėjo net ledą ištirpdyti. Atėjo, jinai visai nieko nemokėjo čiuožti. Nors jos močiutė buvusi Lietuvos Respublikos čempionė, Nijolė Karvelienė. Čiuožė, tai senais labai laikais. Jos mama irgi buvusi čiuožėja, matyt, genai vis tiek kažkur tai yra. Čiuoždavau su mama Žalgirio stadione, kai užliedavo ledą, nešdavausi pačiūras, apsirengdavau 5 megztiniais ir čiuoždavau ten 3 valandas, 4 valandas per dieną, pailsėdavau ir vėl toliau čiuoždavau, niekaip neatsibosdavo. Gintarė profesionalė čiuožėja netapo, tačiau jos svajonė vis tiek susijusi su ledu. Lietuvoje nėra galimybių tapti profesionalu, todėl nusprendžiau tapti trenerę. Šio tikslo tikiuosi tikrai pasieksiu. Šiandien mergina parodys tai, ką moka geriausiai. Tad Gintarė ir jos 2 minutės šlovės.